Pakilk, sklinda Elado šauksmas. Stiprink savo dvasią, nepamiršk, kieno kraujas teka tavo gyslomis. Pirmyn į mūšį. Tai ištrauka iš škotų kilmės anglų poeto Džordžo Гордоно Байроно eilėraščio mano 36-ojo gimtadienio dieną. Ji tinka šiandien, kai matome įvairių šalių karius atvykusius ginti Ukrainos nepriklausomybės nuo Maskvos agresoriaus. Juk pats laisvę mylintis Baironas XIX amžiaus pradžioje savanoriu stojo į pagalbą graikams kovoje prieš turkų jungą. Su Horsu susitikome Kyjive. Jis yra kilęs iš Didžiosios Britanijos. Jis tapo Normandijos brigados vadovu po to, kai žuvo pirmasis jos vadas Grulfas. Mūsų pokalbis vyko Kyjivo kavinėje, kurios savininkas buvo pirmųjų Rusijos ir Ukrainos karo metų ir ATO dalyvis. Kavinės atmosfera ir interjeras leidžia suprasti, kad čia būna kovinės patirties turintys lankytojai ir pokalbiai tam tinkami. Grulfas paprašė manęs tapti brigados vadu jo mirties atveju. Taip ir atsitiko. Brigada Normandija priskirta Ukrainos savanorių armijos 7-ajam Ariai batalionui, kuris yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalis. Grulfas buvo Normandijos brigados įkūrėjas. Pirmą kartą į Ukrainą jis atvyko 2017-aisiais, ketindamas teikti humanitarinę pagalbą. Tačiau aplinkybės pasikeitė, Grulfas ir jo draugai paėmė į rankas ginklą. Jis taip paaiškino brigados pavadinimo kilmę. Garso įrašas su Grulfo pasisakymu. Iš pradžių buvome tik grupė normanų kilmės kanadiečių. 15 ir 16 amžiuje grupė atvykėlių paliko Normandijos grafystę ir apsigyveno tuometinėje Naujojoje Prancūzijoje. Taigi šie kolonistai persikėlė į Kanadą. Mes žinome savo istoriją, savo kilmę. Esame senovės kariai, mokome kovoti. Tai įaugė į mūsų kraują. Iš čia ir kilęs brigados pavadinimas. Šių metų kovo viduryje brigada dalyvavo operacijoje Sumo regione netoli sienos su Rusija. Vadas Grulfas buvo sunkiai sužeistas į galvą, tačiau sąmonės neprarado ir iki paskutinės minutės davė įsakymus savo pavaldiniams. Iš to mūšio Grulfas išvyko ant skydo. Kvebeke, Kanadoje, jo tautiečiai iš Kanados karališkojo legiono 83 būrio Žolėt mieste pagerbė buvusio Kanados kariuomenės kario Narsė tarnybą ir surengė jo pagerbimo ceremoniją. І організували церемонію на його честь. Normandijos brigada per savo paskutinę operaciją, apie kurią dėja dabar negaliu jums papasakoti, ateis laikas ir tai bus žinoma, atliko didelį darbą. Ir Grulfas, jis buvo toks atkaklus ir užsispyręs. Ir toks kietas vyrukas, niekada nepamiršiu, kai vykome į užduotį, pasakiau, būk atsargus, brolau. O jis atsakė, pasimatysime Valhaloje. Štai koks jis buvo. Зустрінемось в Волгалі. Отакий він був. Jo bendražygiai Ukrainoje palydėjo jį paskutinę kelionę Dniepro srityje. Aš jį prisimenu kiekvieną dieną. Keletas mūsų vaikinų labai sielojosi dėl jo netekties. Tai suprantama, nes Grulfas buvo labai didis žmogus. Jis buvo nepaprastai atkaklus ir jis matė ateitį. Jis atvyko čia ne tik kovoti, jis norėjo nuveikti kažką reikšmingo, tapti dalimi, padedančią ukrainiečiams laimėti šį karą. Jis pradėjo tai, kas vystosi, juda ir tuo bus žavimasi. Jo darbas padės šiai šaliai, taip pat ir kitoms šalims. І стане гідним подиву. Його справа допоможе цій країні. І іншим країнам теж. Pasak jo draugų, Grulfas turėjo unikalios karinės patirties, tarnavo Kanados, Prancūzijos ir Ukrainos kariuomenėse. Dėl to jis galėjo nuspėti, kaip tam tikra taktika pasiteisins arba nepasiteisins mūšio lauke. Jis veikė aktyviai, jis nebuvo prisirišęs nei prie NATO standartų, nei prie Prancūzijos legiono operacijų standartų, nei prie Ukrainos kariuomenės metodų. Jis sukurdavo viso to hibridą, juk mes nuolat mokomės ir tai yra vienas iš Normandijos brigados ramščių – nuolat mokytis. Jis buvo impulsyvus, nepakeičiamas, ypač rytais, kol neišgėrė kelių puodelių kavos. Arba baltosios arbatos, jis labai mėgo baltąją arbatą. Tačiau visų pirma, jis buvo nepalaužiamas žmogus, kuris žvelgia į priekį. Непохитна людина, що дивилася вперед. Mums jo trūksta. Bet mes esame čia, kad palaikytume jo svajonę, kad ją vystytume ir padaryti tai, ką jis užsibrėžė.
Horsas, būdamas naujoju Normandijos vadu, sako, kad atsimena Grulfo siekius vystyti brigadą, tačiau taip pat nori daryti pokyčius, kurių reikalauja padėtis fronte. Dalis mūsų darbo analizuoti atliktas užduotis, kas pavyko gerai, kas galėjo būti geriau, o ko apskritai neturėjo būti. Iš kiekvieno mūšio gauname pamokas, nuolat mokomės. Iš pradžių Grulfas norėjo sukurti pėstininkų dalinį, kuris dalyvautų puolamosiuose mūšiuose. Vėliau jis permastė šią idėją ir norėjo sukurti specialiųjų operacijų padalinį. Потім дещо переосмислив ідею і прагнув створити підрозділ для спецоперацій. Такий підрозділ був... Toks dalinys būtų veiksmingesnis mūšio lauke. Būtent tai dabar ir darome. Palaikome glaudžius ryšius su žvalgybos tarnybomis ir esame suplanavę keletą labai įdomių operacijų. Kandidatams į Normandijos brigadą taikomi aukšti atrankos kriterijai. Pasak naujojo vado, norint tapti normanu, neužtenka aukštų fizinių rodiklių ir įvairių specialybių įvaldymo. Показники і володіти різними спеціальностями. Idealiu atveju ieškome aukšto lygio pasirengimo žmonių buvusių Jungtinių valstijų rangerių, specialiųjų pajėgų karių, Delta Force, Jungtinių valstijų karinių jūrų pajėgų, SEAL lygio. Turime patirties dirbant su šių struktūrų kariais. Taip pat dirbame ir su civiliais, tačiau mes nenuleisime kartelės. Taigi žmonės gali pas mus ateiti, praeiti atranką, bet jei jie neturi tokiam darbui reikalingų savybių, jei nėra pasirengę viduje, mes negalime su jais dirbti. Вони не готові внутрішньо, то ми не можемо з ними працювати. Prancūzų legionas turi turtingą istoriją. Jie turi, kaip čia pasakius, stiprų dvasinį pagrindą. Bičiulystės dvasia. Esprit de corps, kaip sakoma prancūziškai. Ši dvasia labai stipri pačioje Normandijos brigadoje. Ji labai motyvuoja kovotojus. Ir aš nenoriu jos prarasti. У кожного з цієї бригади Kiekvienas šioje brigadoje turi savo asmeninės vertybės ir gyvenimo patirtį. Jie karą pažįsta iš nuogirdų, tačiau yra kažkas, kas juos vienyje į vieną ypatingą bendruomenę. Svarbiausias dalykas mūsų veikloje čia yra apsaugoti nekaltus beginklius žmonės, kurie nenusipelnė tokio likimo, koks juos ištiko dabar. Šis karas. Manau, kad tai yra pagrindinė mūsų vertybė. Turėjau patirties su įvairiais užsieniečiais kariauti ir žinote, ko skiriasi Normandijos brigada, nes kažkur buvo užsieniečių, kuriuos mes vadiname TikTok kariais. Jie visi buvo tokie gražūs. Нормандської бригади. Бо були такі іноземці, які там, ми називаємо їх TikTok-воїнами. Вони всі такі красиві, накачані, такі бородаті хлопці, брутальні. Jie pripompuoti, barzdoti, brutalūs vyrukai. Jie buvo ginkluoti ir turėjo šiek tiek patirties. Bet kai prasideda tokia kova ir tu sakai, eime, mums reikia eiti, ten yra mūsų žmonės, mums reikia kovoti, o jis sako, atsiprašau, brolau, bet tai ne mano karas. Aš neįsiregistravau į šitą šūdą. Atsiprašau už šios žodžius, atsiprašau. Taigi jūs suprantate. Bet tu turi tai padaryti, jis sako, tik savo noru. Su Normandijos brigada taip nebuvo. Я запитав у нашого героя, Paklausiau mūsų herojaus, ar jis nemano, jog perdėtai sakoma, kad ukrainiečių karas prieš Rusijos agresorių yra karas prieš pasaulio blogį. Praėjusių metų lapkritį buvau dislokuotas Chersone. Po miesto apšaudimo artilerijos pabūklais buvome pasiųsti ten patikrinti, ar nėra sužeistųjų ir suteikti jiems pagalbą. обстрілу міста перевірити, чи є поранені і надати їм допомогу. На першій вулиці я побачив Pirmoje gatvėje pamačiau negyvą žmogų. Šalia jo 1 metro atstumu sprogo tanko patrankos sviedinys. Nuėjau į kitą gatvę ir įėjau į namą, į kurį pataikė sviedinys. Ten buvo visa 5 asmenų šeima. усі мертві. Visi jie buvo negyvi. Sviedinys pataikė langą, kur jie sėdėjo ir pietavo. Apžiūrėjau vietovę, į kurią nukrito sviedinys ir paaiškėjo, kad priešas bandė pataikyti vietinį turgų, kuriame buvo daug žmonių. Taigi tai sąmoningas bandymas išžudyti civilius gyventojus. Tai prakeiktas blogis. Це чортове зло. Тож так. Taigi taip, tai karas prieš blogį. Останнім часом Neseniai Normandijos brigada ir savanorių kariuomenė dėl savo veiklos pateko į rašistinių propagandistų akiratį, kurie įsilaužė į oficialią brigados socialinę žiniasklaidą. Apie tai oficialiai pranešė kariuomenės vadovybė, tačiau Horsas į tai nekreipė dėmesio. Atvirai kalbant, neturiu laiko to užsiimti, už tai atsakingos atitinkamos institucijos. Atitinkami užklausimai turėtų ateiti iš vyriausiosios vadovybės. Mūsų darbas judėti į priekį ir daryti tai, ką darome. Niekas iš mano žmonių neturi tam laiko. Sakau jums atvirai. не зважає на це. Horsas susirūpinęs dėl kitko. Iš savo patirties jis žino, kad kare nebūna tokio dalyko, kaip pakankamai priemonių ar amunicijos. Horsas taip pat mano,
mano, kad Ukrainos sąjungininkai ir pati Ukraina galiausiai nuspręs, kad Ukrainoje turi būti kitų šalių kovinių pajėgų. Nesvarbu, kiek daug kalbama ir kiek svorio suteikiama tam, kiek ir ko Ukraina gavo. Tai yra lašas jūroje palyginti su tuo, ko reikia. Jei kitos šalis nuspręs siųsti savo pajėgas padėti Ukrainai, mes labai greitai laimėsime. Atsargumas, su kuriuo šios šalis vertina šią galimybę, yra susijęs su galimomis civilių aukomis kitose šalise. Tačiau taip pat pasakysiu, kad jei šis karas susitęs, civilių aukų tik daugės, padėtis blogės ir dėl geopolitinių pokyčių. Це все крапля у морі порівнянні з тим, скільки потрібно. Якщо інші країни зважаться направити сюди свої сили, допомогти Україні, ми здобудемо перемогу дуже швидко. Обережність, з якою ці країни зважують цей шанс, пов'язана з можливістю потенційних жертв серед цивільного населення інших країн. Однак я також скажу, що якщо ця війна затягнеться, то втрати серед цивільних лише зростуть. Становище погіршиться і через геополітичні зміни. От візьміть операцію в Африці, де виштовхнули... Paimkime operaciją Afrikoje, kur Prancūzija buvo įstumta, kad galėtų kontroliuoti ten esančias žaliavas. Daromas spaudimas keisti pasaulio tvarką. Tokius klausimus reikia aktyviau svarstyti ir imtis veiksmų, bent jau siekiant išlaikyti jėgų pusiausvyrą. Ukrainiečių tikslas įstumti rusus į savo žemę. Sprendžiant iš oficialių Kyjivo vakarų partnerių pareiškimų, jie teiks pagalbą tiek, kiek reikės, tačiau jie nesako, kiek tai yra laiko atžvilgiu. Taigi, kiek ilgai truks šis karas. Tai klausimas, į kurį ieškoma atsakymo ne tik Ukrainoje. Karui reikia suteikti kitokią kryptį. Jam reikia sukurti naujas galimybės ir imtis naujų veiksmų. Tikiu, kad jei mes dirbsime prie vieno iš šių planų, tai turės didelę įtaką karo eigai. Taip pat manau, kad jei kitos šalis nuspręs siųsti savo karius į Ukrainą, tai neabejotinai turės įtakos karo eigai. Ir jos turėtų tai padaryti. Вирішить надіслати в Україну свої війська, це однозначно вплине на хід війни.